ėmė paskaitą apie religinę laisvę, taip vadinamą. Ir taip pat šią savaitę buvo Vilniuje paskaita politinis pasaulis pagal katalikybės principus. Ir šioje katechezėje dar toks pratęsimas prie tos temos apie bažnyčią ir valstybę. Bažnyčios ir valstybės santykis, kadangi šiandien jau nelabai įsivaizduojama, kokia yra norma arba kokie turėtų būti tie tikrieji santykiai. Ir štai žmogaus gyvenimas, jo išganimas yra jo reikalas kaip individo, kaip atskiro asmens. Tai yra, bus išganyti tik tai žmonės, bus išganyti atskiri asmenys. Po mirties nebus nei šeimos, nebus nei tautų amžinybėje, nei valstybės, nebus šitų žmogiškų bendruomenių, bus tik atskiros sielos. Kaip sako Viešpats Jėzus Luko Evangelijoje, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys tvirti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netikės, bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. Taigi nebus tos pagrindinės žmonių bendruomenės, tai yra santuokos ir šeimos, ir taip pat nebus kitų bendruomenių, tautų, valstybių. Tai reiškia, amžinybėje nebus nei žydo, nei graiko, nei barbaro. Bus tik tai individualios sielos šventųjų bendrystėje, toje triumfuojančioje bažnyčioje, vienybėje su Dievu ir tarpusavyje. Taigi žmogus kaip toks, kaip atskiras asmuo, pasieks savo galutinį tikslą ir išsipildymą danguje, o šeimos, tautos, valstybės, jos turi pasiekti savo galutinį išsipildymą dar šioje žemėje. Jų nebus amžinybėje, taigi jau dabar tautos ir valstybės, reiškia, kovoja dėl savo būties ir dėl savo galutinio tikslo šitoje žemėje. Ir tai, ką jos pasieks šioje žemėje, tuo ir bus. O jeigu jos išnyks šioje žemėje, jeigu bus kokia nors valstybė sunaikinta, jos jau niekados nebebus. Ir todėl tautos taip aršiai kovoja dėl savo būties, todėl tautos stengiasi sukurti valstybės, todėl valstybės tarpusavyje kariauja ir varžosi, nes kitos būties jau jos nebeturės. Ir štai religija, kaip išganimo siekimas šioje žemėje, jinai liečia jį kaip individą ir kaip visuomenės narį. Tad jeigu galutinis žmogaus tikslas išganimas, jo amžinasis gyvenimas su Dievu, tai toks turi būti galutinis ir visų žmogiškų visuomenių, visų institucijų ir taip pat valstybės tikslas. Valstybė tarnauja šioje žemėje, taip pat prisidėdama prie to, kad žmonės pasiektų išganimą. Viena iš tų visuomenių, tai yra bažnyčia, siekia to tikslo betarpiškai, kaip savo pirmojo tikslo, kaip visos visuomenės tikslo. Bažnyčia betarpiškai tiesiogiai veda sielas į išganimą. O kitos visos institucijos, šeimos, miestai, mokyklos, ligoninės, valstybės, taip pat atskiros valstybinės institucijos siekia arba turi siekti to tikslo tarpiškai. Kaip antrinio tikslo sudarydamos palankes laikinasias sąlygas to išganimo pasiekimui. Jos rūpinasi maistu, saugumu, taika, išsilavinimu, sveikata ir visos tos žemiškos gėrybės, kam jos yra skirtos? Tam, kad padėtų žmogui siekti jo betarpiško galutinio tikslo išganimo. Taigi bažnyčia rūpinasi dvasinėmis gėrybėmis, kurios yra žmogaus pirmasis ir aukščiausias tikslas, o kitos visuomenės ir ypač valstybė rūpinasi laikinosiomis gėrybėmis, materialinėmis, kultūrinėmis, socialinėmis, kurios nėra galutinis tikslas, o yra tik tai priemonė. Ir iš čia kyla, jau kalbame, bažnyčios ir valstybės santykis, iš čia kyla natūralus, tame antgamtinėme religinėme lygmenyje, bažnyčios natūrali viršenybė virš kitų visuomenių ir kitų institucijų. Ir štai yra toks atskiras mokslas, vadinasi viešosios bažnytinės teisės.
galima dar nusipirkti, antikvariate yra Malakauskio knygelė išleista 1931 metais Viešosios bažnytinės teisės. Yra toksai kaip vadovėlis, panašių knygų yra įvairiomis kalbomis. Kas yra viešosios bažnytinės teisės? Tai yra konstitucinės bažnyčios teisės. Tai yra tokios aukščiausios teisės, panašiai kaip valstybėje konstitucinė teisė, kuris skiriasi nuo visų kitų teisių. Taip yra bažnyčios kanonų teisė, pagal kurią tvarkomi visi santykiai bažnyčios viduje, bet virš tos kanonų teisės yra viešosios bažnytinės teisės, kurios nustato bendrąją bažnyčios struktūrą ir taip pat bažnyčios santykį su kitomis bendrijomis ir ypač valstybėmis. Ir štai viešosios bažnytinės teisės mums nurodo, kaip bažnyčia įsivaizduoja arba koks turėtų būti realiai krikščioniškoje visuomenėje bažnyčios ir valstybės santykis. Valstybė ir bažnyčia yra skirtingos bendrijos, nes turi skirtingus tikslus ir prigimtį. Tačiau tą skirtumą vadiname, tai yra formalus skirtumas, reiškia esmės skirtumas, bet ne materialus skirtumas, kadangi materija yra ta pati. Ir valstybė, ir bažnyčia turi tuos pačius narius. Tie patys žmonės, krikščionys, yra ir krikščioniškos valstybės piliečiai ir bažnyčios nariai. Taigi materialiai skirtumo nėra, bet yra formalus skirtumas, yra esmės skirtumas tarp valstybės ir bažnyčios. Atskiros valstybėsgi, jeigu žiūrėtume Lietuva, Lenkija, Prancūzija, atskiros valstybės yra materialiai skirtingos, bet neformaliai skirtingos. Reiškia, jos turi atskirus piliečius. Čia gyvena lietuviai, o ten gyvena lenkai arba gyvena prancūzai, yra materialiai kitos tautos, kiti žmonės, bet formaliai savo esme tos visos valstybės atlieka tą pačią funkciją ir nėra labai didelio skirtumo, esminio skirtumo, kuri valstybė. Jeigu aš emigruoju, persikeliu kitą valstybę, tai kita valstybė formaliai turi atlikti tas pačias funkcijas. Taigi turime tą patį tikslą, bet skirtingus narius, o šitoje visuomenėje turime tuos pačius narius, bet skirtingą tikslą. Valstybė savo srityje yra nepriklausoma ir niekam tiesiogiai nepavaldi. Bet vyresnėje dvasinėje srityje yra netiesiogiai pavaldi bažnyčiai. Toks yra pagrindinis principas. Visos netobulos pasaulietinės bendrijos yra susijusios tarpusavyje ir pavaldžios valstybei. Tai yra šeimos, tai yra įvairios įmonės, organizacijos, jos yra susijusios, koordinuotos tarpusavyje ir subordinuotos arba pavaldžios valstybei kaip aukščiausiai arba kaip tobulai laikinai bendryjai. Netobulos dvasinės bendrijos. Netobulos tai yra tos, kurios negali pasiekti pačios tikslo, tai yra vienuolijos, parapijos, religinės organizacijos. Jos taip pat yra koordinuotos tarpusavyje, susijusios tarpusavyje ir yra pavaldžios tobulai bendrijai, tai yra bažnyčiai, subordinuotos bažnyčiai. Ir štai matome dvi tobulas bendrijas. Yra valstybė, aukščiausia iš visų galimų bendrijų žemiškoje srityje, laikinų dalykų srityje. Ir kita tobula bendrija, bažnyčia, kuri yra aukščiausia dvasinių dalykų srityje arba vedime į išganymą. Taigi turime dvi tobulas bendrijas. Jau minėjome, kad bažnyčia nėra kažkokia organizacija ar privati organizacija valstybės viduje, kuri tvarkosi panašiai kaip įvairios kitos visuomeninės organizacijos, ar klubai, ar savivaldybės ir taip toliau. Bažnyčia ir valstybė savo esme yra tobulos bendrijos ir yra skirtingos ir bažnyčia nėra valstybei pavaldi institucijų, jokio atžvilgiu. Ir štai tarp tų dviejų tobulų bendrijų gali būti įvairūs santykiai, susiklostyti santykiai. Ir yra, aišku, logiškai, yra dvejopi tie santykiai. Gali būti santaika, lotyniškai konkordija,
Ir tai vadiname altoriaus ir sosto sąjunga arba valstybės ir bažnyčios taikus bendradarbiavimas, kada bažnyčia ir valstybė yra skirtingos, bet ne atskiros. Tai yra labai skirtingi žodžiai. Būti skirtingam, bet nebūti atskirtam. Ir taip bažnyčia ir valstybė tada bendradarbiauja tų pačių žmonių laikinajam gėriui ir amžinajam gėriui. Bet gali būti konfliktas, gali būti nesantaika tarp tų dviejų bendrijų. Ir štai tokia nesantaika gali būti teisinė arba faktinė. Teisinė tai yra dviejų tikrų teisių susidūrimas, kada turime valstybinę teisę ir turime bažnyčios kanoninę teisę. Ir gali įvykti tarp jų konfliktas. Bet tokie teisiniai konfliktai visą laiką yra išsprendžiami. Visą laiką jos galima išsiaiškinti ir dažniausiai jos išsprendžia konkordato būdu. Konkordatas tai yra sutarimas. Konkordatas yra nuo žodžio kor, širdis, reiškia bendrai, širdingai susitarė valstybė ir bažnyčia ir tuos teisinius tokius konfliktus išsprendžia. Bet gali būti ir faktinė nesantaika, kuri yra ne dviejų teisių susidūrimas. Valstybinė teisė ir bažnytinė teisė susiduria, bet tai yra teisės ir neteisingumo susidūrimas. Blogos valios ir fizinės valstybės galios susidūrimas. Ir štai tokiame konflikte jau nieko nebegalime padaryti, tada susidurime su bažnyčios vadinamu persekiojimu, kaip buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais arba daugelėje valstybių, taip pat Sovietų sąjungoje, ateistinis persekiojimas ir taip toliau. Iki šiol daugelėje valstybių būtent yra tokia faktinė nesantaika, kur susiduria tikros bažnyčios teisės su valstybės neteisingumu, su teisingumo atmetimu. Ir nieko negali padaryti, bažnyčia visais amžiais kenčia tokią faktinę nesantaiką. Bažnyčia neturi savo armijų, reiškia, kaip Stalinas sakė, kiek Vatikanas turi divizijų, neturi bažnyčia tų divizijų ir negali jėga pasipriešinti, jeigu kita valstybė, kuri globoja bažnyčią, jos neapgina. Gali būti, kad stipri valstybė yra krikščioniška ir gina bažnyčią, tada silpnesnėje valstybėje, gretimoje, jeigu bažnyčia yra persekiojama, jeigu atsiranda ta nesantaika, tada ta stipresnioji valstybė įsikiša, yra intervencija ir apgina bažnyčios teises, arba misionierių, arba jau esančios bažnyčios struktūros. Bet labai dažnai tokio gynėjo nėra ir tada, kas belieka krikščionims kentėti. Bet negalima susitaikyti su ta neteisybė ir neteisybę paversti teisybę. Ir tai yra pagrindinis principas. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Švento Petro principas išsakytas apaštalų darbuose. Arba kaip sako bažnyčios tėvas Grigalius Nazianzietis, taip pat tave, imperatoriau, krikščionių įstatymas padarė pavaldžiu mano valdžiai ir sostui, kadangi ir mes vyskupai turime valdžią. Pridursiu, kad turime ją aukštesnį ir tobulesnį, kitai būtų teisinga, kad kūnas surištų dvasią, o dangaus dalykai užleistų vietą žemės reikalams. Bet tai yra neteisingumas. Tai būtų neteisinga, jeigu kūnas surištų dvasią, o dangaus dalykai užleistų vietą žemės reikalams. Ir būtent tada, kai tai įvyksta, kada imperatorius spaudžia bažnyčią, kada persekioja tos vyskupus, tada imperatorius vykdo neteisybę. Ir štai Grigalius Nazianzietis kaip vyskupas sudraudžia imperatorių, kad tu pažeidi bažnyčios teises, pažeidi bendrąją tvarką. Ir būtent tai bažnyčios mokymas visuomet pabrėžia, kad tie santykiai turi būti taikus tarp bažnyčios ir valstybės, turi būti santaikos būklė ir negali būti atskyrimo tarp jų, negali būti tokios separacijos. Pijus IX garsiajame Silabus 19 punkte pasmerkė tokią tezę: bažnyčia nėra tikra ir tobula bendryja, visai laisva,
ir neturi savų ir nuolatinių teisių suteiktų ją jos dieviškojo steigėjo, bet civilinė valdžia gali nustatyti, kokios yra bažnyčios teisės ir kokiose ribose ji gali tomis teisėmis naudotis. Tai yra pasmerkta bažnyčios teisė, kad valstybė, civilinė valdžia gali nustatinėti iš savo pusės vienašališkai kažkokius ribojimus bažnyčios teisė. Popiežius Leonas XIII enciklikoje Immortale Dei: ši bendryja yra tobula savo kilme ir teise. Kaip tikslas, kurio siekia bažnyčia, yra žymiai kilnesnis, taip ir jos valdžia yra visų vyriausia ir negali būti laikoma pavaldžia civiliniai valdžiai ar būti nuo jos kaip nors priklausoma. Arba kitoje savo enciklikoje Sapientia rašo: jei Respublikos įstatymai atvirai nesutinka su dieviškąja teise, ji kaip nors pažeidžia bažnyčios teises, ar yra priešinga religinėms pareigoms, ar pažeidžia Jėzaus Kristaus autoritetą vyriausiojo pontifiko asmenyje, tuomet pasipriešinti yra pareiga, o klausyti nusikaltimas. Tai reikštų pažeisti pačios Respublikos teisės, nes kas nusižengia religijai, tas nusideda ir Respublika. Tai yra netgi pareiga pasipriešinti. Tačiau pasipriešinimo pareiga valstybei persekiojančiai religiją dažniausiai yra pasyvusis pasipriešinimas. Tai yra, tarkim, kaip elgėsi krikščionys Romos imperijoje, kada buvo persekiojami iki imperatoriaus Konstantino, jie naudojo pasyviojo pasipriešinimo taktiką. Reiškia, jie pripažįsta valdžią, pripažįsta imperatorių, nors jis pagonis, meldžiasi už tą imperatorių, jie vykdo visus teisėtus ir gerus valstybės įstatymus, jie nekuria kokių nors slaptų diversinių draugijų, neorganizuoja partizaninio pasipriešinimo, nesukyla prieš tą valstybę, bet atsisako paklusti, pasyviai atsisako paklusti būtent tose srityse, kurios visiškai nesuderinamas su krikščionių religija, ir būtent kai valstybė įsako pagoniškos aukas, jie tam priešinasi net iki mirties. Toks yra pasipriešinimo būdas. Tačiau jeigu valstybė jau yra krikščioniška ir visa visuomenė jau yra katalikiška, ir tada ateina staiga kažkokia valdžia, kuri tampa tironiška ir ima persekioti bažnyčią, tada, jeigu dauguma piliečių yra katalikai ir jeigu yra tam tikras elitas, tam tikra aristokratija, tam tikri vadai, kurie sugebėtų pataisyti padėtį, tada atsiranda galimybė aktyvaus pasipriešinimo ir tuomet tie katalikai piliečiai gali aktyviai pasipriešinti tai valdžiai, kol valdžia nusileis ir tuos įstatymus pakeis. Ir tai bažnyčios etika leidžia tokį pasipriešinimą. Bet žinoma, tas pasipriešinimas turi būti aišku, kad jis laimės. Turi būti aiški jėgų persvara, kad tas pasipriešinimas arba maištas neįvestų bendros tvarkos griovimo, nepadarytų daugiau žalos negu naudos. Ir štai istorijos bėgyje susiklostė tokios faktinės bažnyčios ir valstybės santykių sistemos. Kokie teoriškai yra variantai, kaip bažnyčia ir valstybė, kokius turėjo santykius įvairiais istorijos laikotarpiais. Pirma sistema tai yra valstybės hegemonija. Hegemonija tai yra dominavimas, tai yra valstybės absoliuti valdžia. Kuomet bažnyčia tai yra tam tikra organizacija valstybėje, pavaldi valstybei ir jos tironiškai valdoma. Ir tai buvo tai vadinamas Cezaro papizmas, kada imperatorius vos ne reiškia Cezaro papizmas, reiškia Cezaris vietoj popiežiaus, kada imperatorius imdavosi popiežiaus ir vyskupų funkcijų, skirdavo vyskupus, kontroliuodavo bažnyčią tiesiogiai. Tai yra valstybės hegemonija, kuri yra visiškai neleistina. Paskui kita forma tai buvo regalizmas, tai yra karalių toks betarpiškas kišimasis į valstybės reikalus, kada stiprios karalystės
jos buvo katalikiškos ir karaliai taip pat buvo katalikai, bet jie manė, kad turi viską kontroliuoti. Ir net kai kurie karaliai buvo vadinami zakristijonais, nes tiesiog įkišdavosi į bažnyčios valdymą, nurodinėdavo, kaip turi būti rengiamos procesijos, kaip turi būti adoracijos ir taip toliau, kontroliuodavo ir kišdavosi į bažnyčios reikalus. Ir bažnyčia nuolat kovojo prieš šitą valstybės hegemoniją, valstybės kontrolę. Antra sistema yra bažnyčios hegemonija, kada bažnyčia arba popiežius ir vyskupai tiesiogiai bando kontroliuoti valstybės funkcijas. Ir tokia pagunda buvo viduramžiais, vadinamoji tiesioginė bažnyčios valdžia arba potestas directa ecclesia. Kai kurie istorikai vadina tai teokratija, bet tai nėra teokratija, nes ne Dievas tiesiogiai reiškia. Teokratija tai yra Dievo valdžia. Dievas nevaldė niekados tiesiogiai valstybės, išskyrus Senajame testamente, o šitokią bažnyčios hegemoniją galima pavadinti hierokratija. Hieros yra kunigas, reiškia kunigų betarpinė valdžia pasaulietinėse dalykuose. Ir bažnyčioje buvo teologų, kurie tokią sistemą rėmė. Buvo tam tikrų teisininkų, bažnyčios teisininkų. Tačiau popiežiai niekados šitos sistemos neskelbė kaip kažkokio idealo ar kaip bažnyčios mokymų. Tarkim, Inocentas III, kuris buvo pats galingiausias popiežius viduramžiais ir kuris buvo kaip tos, reiškia, hierokratijos įsikūnymas viduramžiais 13 amžiuje, jisai aiškiai sako, karalius visai neturi vyresnio už save laikinuose dalykuose. Neturi karalius, popiežius nekontroliuoja karaliaus betarpiškai žemiškose dalykuose ir jo nepakeičia. Ir taip pat Jėzus sakė Evangelijoje, mano karalystė ne iš šio pasaulio ir nesiekia šito pasaulio principais valdyti kažkokių žemiškų politinių dalykų. Arba Bonifacas VIII, taip pat vienas iš to periodo popiežių taip pat sakė, sakome, kad niekur nenorime uzurpuoti karaliaus jurisdikcijos. Taigi nebuvo tokio tiesioginio popiežiaus mokymo, kad bažnyčia turi kontroliuoti žemiškus reikalus. Buvo bažnyčios mokymas, kad apie du kalavijus. Taigi turime apaštalas Petras, einant į Alyvų kalną, sakė Jėzui, štai du kalavijai, apsiginsim nuo tų žydų ir nuo šventyklos tarnų. Ir Jėzus tik tai numojo ranką, aš einu kentėti, o ne gintis žemiškais ginklais, bet Petras vis tiek pasiėmė tą kalaviją, ėmė juo švaistytis Alyvų kalne. Ir štai iš tos vietos apie du kalavijus šventasis Bernardas Klervietis išvedė garsiąją dviejų kalavijų doktriną, kuri buvo perimta taip pat popiežių. Pagal tą doktriną yra du kalavijai. Vienas yra dvasinis, vienas yra žemiškasis politinis arba karinis. Ir štai vieną kalaviją nešioja bažnyčia, kuri baudžia dvasinėmis bausmėmis, kovoja dvasinėmis priemonėmis, o kitas kalavijas yra žemiškas arba karinis, kuriuo naudojasi valstybė. Ir štai popiežiai, ypač Grigalius VII ir kiti, mokė, kad abu tie kalavijai priklauso bažnyčiai, tik tai bažnyčia tą žemišką kalaviją perduoda valstybei. Ir štai iš to kilo nesusipratimas, kad lyg bažnyčia moko, lyg bažnyčia suteiktų politinę valdžią žemiškiams valdovams. Bet to niekados nebuvo mokoma, kad pati žemiška jurisdikcija kaip tokia pereina iš bažnyčios, reiškia, kaip prezidentas suteikia savo ministrams galią. Lyg tai karaliai arba valdovai arba žemiškos valdžios gautų pačią savo valdžią iš bažnyčios jos sutikimu, kaip kokie jos ministrai arba įgaliotiniai. Niekados šitokio mokymo nebuvo. Ką reiškia, kad bažnyčia turi abu du kalavijus ir vieną kalaviją perduoda valstybei? Tai yra tiesa, bet tas kalavijas, žemiškas kalavijas, turima omenyje ne natūrali žemiškos valdžios teisė,
o valstybės dvasinė teisė, dvasinis įgaliojimas ginti katalikų bažnyčią. Tai yra dvasinės katalikų bažnyčios gynimo funkcija. Reiškia, popiežius pripažįsta, kad tas karalius yra katalikiškas, geras karalius ir jam suteikia tą įgaliojimą arba tam tikrų būdų pasiduoda jo apsaugai ir jo gynybai. Ta reiškia dvasinio kalavijo perdavimas. O jeigu tas karalius tampa tironas ir ima persekioti bažnyčią arba nevykdo tos bažnyčios gynimo funkcijų, tada popiežius gali tą kalaviją atimti ir paskelbti, kad katalikai pavaldiniai yra nebepavaldus šitam karaliui. Ir popiežiai nekartą šitą darė imperatorių ir karalių atžvilgių. Tai yra, popiežiai niekados nenuversdavo karaliaus arba nepasakydavo, kad šitą karalių aš dabar nuverčiu. Bet iš jo atimdavo žemišką į kalaviją ir tada jau tiesiog pripažindavo, kad jis savyje nebeteko dėl savo tironiško valdymo, nebeteko dieviškojo mandato valdyti valstybę. Reiškia, bažnyčia nenuversdavo kažkokius valdovus, o tik tai pripažindavo faktą, kad tas valdovas jau nebėra bažnyčios gynėjas ir katalikai gali jo nebeklausyti. Dispensuodavo katalikus nuo paklusnumo ir tada valdiniai patys nuversdavo tą karalių arba nenuversdavo, jeigu jis būdavo stiprus. Bet tai nereiškia, kad bažnyčia tiesiogiai kontroliuodavo tas valstybės ar tiesiogiai paskirdavo arba nuversdavo kažkokius valdovus ar žemiškąją valdžią. Taigi tą bažnyčios hegemonijos savoką reikia labai aiškiai suprasti ir ne per daug interpretuoti ir neprikaišioti bažnyčiai to, ko nebuvo, net didžiausioje jos reiškia galybės, jos laikais viduramžiais. Trečia forma tai yra bažnyčios ir valstybės atskyrimas. Pirmasis Italijos ministras pirmininkas 1861 metais Camillo di Cavour paskelbė tokį žymų šūkį Libera Chiesa in libero stato. Laisva bažnyčia laisvoje valstybėje. Toks buvo jo idealas. Valstybė yra laisva nuo bažnyčios, o bažnyčia kaip tokia privati organizacija gali savo laisvai veikti ir mes jos dabar nepersekiojam ir jūs savo gyvenkite. Reiškia, religija yra privatus dalykas, nieko bendro neturi su viešuoju gyvenimu, valstybiniu gyvenimu. Ir tai yra bažnyčios ir valstybės atskirimas. O kas iš to realiai išeina? Išeina bažnyčios pavaldumas valstybei. Jeigu bažnyčia yra atskirta, tada jinai yra viena iš daugelio kitų organizacijų ir tada ją galima kontroliuoti. Ir štai 1787 metais buvo paskelbtas bažnyčios, tai yra visų bažnyčių atskirimas nuo valstybės Jungtinėse Amerikos valstijose, 1831 Belgijoje, paskui Olandijoje, Airijoje, Prancūzijoje, visose kitose valstybėse ir dabar jau tapo norma. Ir dabar visi įsivaizduoja, kad tai yra normali būklė bažnyčios ir valstybės atskirimas. Ir bažnyčia visuomet šitą sistemą smerkė. Popiežius Leonas XIII enciklika Cum Multam. Dera pirmiausia priminti švento ir civilinio reikalo tarpusavio santykius, nes daugelis čia klysta. Kai kurie yra įpratę ne tik skirti politinius ir religijos reikalus, bet ir juos visiškai atsieti ir išskirti. Taip, lyg jie neturėtų nieko bendra, arba kaip jie nori, kad jie neįtakotų vieni kitų. Tai yra principas pasmerktas daugelio popiežių ir deja tas principas yra rašytas visų valstybių moderniųjų konstitucijose, taip pat Lietuvos konstitucijoje, bažnyčia, religija atskirta nuo valstybės. Ir tai yra visiškai nenormali būsena. Kai kurie sako, bet pagalvokit, tai nėra juk tai blogai. Kaip ir ekonomikoje, geriausios sąlygos visoms religijoms esą yra laisva konkurencija, varžymasis, idėjų, praktikų, bažnyčių tokia laisva konkurencija. Ir jeigu bažnyčia nėra susieta su valstybė, nėra valstybė saugoma, tai ir gerai. Tai tada bažnyčia yra laisva
Ir yra daug tokių bažnyčių, yra religijų ir kaip turguje jos laisvai konkuruoja. Ir kuri stipresnė, ta išlieka. Jeigu bažnyčia yra saugoma valstybės ir turi monopolį, tai tada bažnyčia aptingsta, sukaupia daug turto, nesirūpina tikinčiaisiais, reiškia, nebesirūpina patraukti žmonės. O štai dabar laisva konkurencija ir turim visi kovoti, pritraukti, reiškia ir taip toliau. Ir atseit tai yra geriau. Tada katalikybė gali patraukliai save pateikti, parodyti savo vidinę argumentų, savo galę, kulto grožį ir taip toliau ir laimėti širdis. Konkurencija verčia kunigus ir misionierius pasitempti, rodyti gerą pavyzdį, o reiškia valstybės saugojimas ar protekcionizmas tik tai korumpuoja ir taip toliau. Bet tai yra visai klaidingas principas. Kadangi konkurencija gali būti kova tarp gerų dalykų. Tarkim, yra viena batų gamybos firma ir kita batų gamybos firma. Abi jos yra geros ir jos gali ir turi tarpusavyje laisvai konkuruoti. Valstybė negali pasakyti, kad šita firma yra vienintelė teisinga ir jos batai yra patys gražiausi ir tada jinai nebesistengs tų batų tobulinti. Bet tai yra tik tai tarp įvairių gerų dalykų. Arba tarkim kultūros. Yra lietuvių kultūra ir yra kokia nors latvių arba rusų kultūra. Ir tos dvi kultūros gali konkuruoti. Kuri parašo daugiau literatūros kūrinių, kuri daugiau sukūrė kultūros vertybių. Tai yra sveikas pluralizmas ir sveika konkurencija. Žinoma. Bet visiškai to negali būti tarp tiesos ir netiesos. Tarp tikrosios religijos ir klaidingų religijų. Čia negali būti turgaus ir kažkokios rinkos ir visų tų sustatymo į vieną eilę. Tai būtų tas pats, kaip sukurti laisvos teisinės konkurencijos tarp nusikaltėlių ir policininkų. Valstybė pasakytų, čia yra mafija, o čia policininkai ir mes nesikišam, tegul laisvai konkuruoja. Reiškia. Tai būtų visiška neteisybė. Taigi teisinė konkurencija teisėta yra ten, kur yra teisėtas pluralizmas, kur įvairūs pasirinkimai yra morališkai geri. Bet jeigu kalbam apie tiesą, apie Dievą, apie išganimo reikalą, šitų dalykų negalime paversti turgaus preke ir negalime padėti šalia klaidų, šalia klaidingų dievų, stabų ir šalia amžinojo pasmerkimo. Ir todėl valstybinė katalikų religija arba valstybės ir bažnyčios santaika tai yra ne protekcionizmas ar kažkokia privilegija, o tai yra natūrali ir normali būklė bažnyčios suverenitetas ir neatimamos bažnyčios teisės. Taigi šitos sistemos, valstybės hegemonija, bažnyčios hegemonija ir bažnyčios ir valstybės atskirimas, tos trys sistemos yra klaidingos. Ir štai teisingai yra ketvirtoji sistema – bažnyčios ir valstybės, altoriaus ir sosto sąjunga. Arba lotyniškai vadinasi konkordija. Iš čia eina konkordatas, reiškia. Širdingas bendradarbiavimas. Harmonija. Harmoningas bendradarbiavimas. Popiežius Celestinas laiškas imperatoriui Teodozijui. Tikėjimo reikalas jums turi būti svarbesnis kaip karaliavimo, o jūsų malonybė turi labiau rūpintis bažnyčių taika nei visų žemių saugumu, juk iš to seks visokeriopą sėkmė, jei pirmiausia bus pasirūpinta tuo, kas Dievui brangiausia. Tai yra popiežius pripažįsta imperatoriaus valdžią žemiškos reikaluose, bet primena jam, kad tikėjimo reikalas arba dvasinis reikalas arba amžinasis žmonių tikslas yra svarbesnis negu politiniai žemiškieji valstybės reikalai ir tas tikėjimo reikalas turi būti karaliui svarbesnis negu karaliavimo ir jis turi rūpintis gerai naudoti tą žemišką kalaviją, kurį gavo iš popiežiaus ir reiškia ginti religiją, ginti bažnyčią, skatinti misijas ir taip toliau. Tridento susirinkimas 16 amžiuje. Pasaulietiniai kunigaikščiai turi būti bažnyčios protektoriais, nes kuo dosniau iš Dievo gerumo yra papuošti laikinosiomis gėrybėmis ir valdžia kitiems,
tuo švenčiau turi gerbti tai, kas priklauso bažnytiniai teisėjai, kuri yra Dievo įsakyta ir jo globojama. Tai yra valstybė, krikščioniška valstybė turi suvokti, kad tas laikinasias gėrybės ir valdžią gavo iš Dievo. Tai yra Dievo dovana. Jeigu Dievo apvaizda nesirūpintų, bažnyčia neturėtų tų gėrybių. Ir jeigu įgavo tas gėrybės, tai turi būti dėkinga Dievui ir remti jo bažnyčią išganimo reikaluose. Grigalius XVI enciklika Mirari Vos. Mes negalėtume linkėti religijai ir pasaulietiniai valdžiai kitko, nei kad neišsipildytų troškimai tų, kurie taip karštai reikalauja bažnyčios ir valstybės atskyrimo ir santaikos tarp dvasininkijos ir imperijos nutraukimo. Tai, kad visi nežabotos laisvės mylėtojai labiau už viską baiminasi šios santaikos, kuri visuomet buvo vienodai išganinga ir naudinga tiek bažnyčiai, tiek valstybei, yra įrodyta. Tai yra, Grigalius XVI pasmerkė liberalizmą, kuris skatina būtent šitos santaikos nutraukimą. Popiežius sako, kad ta santaika visuomet buvo vienodai išganinga ir naudinga tiek bažnyčiai, tiek valstybei. Kadangi bažnyčia turėjo laikinąją apsaugą, turėjo barjerą prieš įvairių erezijų propagandą, prieš bažnyčios persekiojimą, bažnyčios misijos buvo remiamos valstybės. Kita vertus, bažnyčia ugdė piliečių dorybę, piliečių paklusnumą visoms teisėtoms institucijoms ir tada mažiau reikėjo policijos, mažiau reikėjo kalėjimo, piliečiai buvo bent jau idealiai buvo doresni ir labiau paklusnus valstybei.